Hollywoodas turi problemų. Negautų taip pavadinau šį video. Pamenu, prieš 2 savaitės dalinausi OpenAI naujo produkto Sora video. Taigi šiandien turim 8 naujus video, kuriais pasidalino OpenAI beta testuotojai, kurie testuoja šitą naują Sora įrankį. Praeitam video keli komentarai buvo tokie, kad ko gero dar negreit sulauksim įspūdingų rezultatų, bet ko gero greičiau nei jūs manot. Ir šiandien apžvelgsim tuos 8 naujai pasirodžiusius video iš OpenAI Sora. Taigi, pats pirmasis video. Moters akis, ar ne? Fantastinis detalumas ir žvilgsnio gilis, ir oda. Ko gero būtų sunku abejot, kad tai daryta su dirbtiniu intelektu. Sekančiam video matom labai panašią, šiek tiek gal rytietiškų bruožų turinčią moterį, kurios vyzdžiai pakeisti mūsų Žemės vaizdu. Atrodo labai futuristiškai, lyg iš fantastinio filmo. Ir visą tai padaryta su dirbtiniu intelektu. Taigi akis vienas iš sudėtingiausių, bent jau generatyvinio AI. Tas pats Midjourney iki 4, galbūt netgi 5 versijos turėjo didelių problemų tiek su rankom, tiek su akim, su veido bruožais, o kaip matom, OpenAI Sora sustos tvarko iš pat pradžių. Tai labai džiugina. Čia turim vyruką, kuris skaniai užkandžiauja hamburgeriu. Video sulėtintas, matom šiek tiek problemų galbūt su lūpom, bet visumoje irgi labai įspūdinga. Sekantis filmukas bus, tai net ne filmukas, tai pirmą kartą, kai pamačiau jį, tai greičiau būtų kaip filmo anonsas, ar ne, apie galbūt ateivį žemėje ir beprasidedančią zombio apokalipsę. Siūlau pažiūrėti kartu. Tiesiog stulbinantis. Atrodo, kad, žmogus užsidėjęs kaukę ir nusifilmavo kažkokiam didmiestį, vaikščiodamas ir tyrinėdamas. Pažiūrėkite į akis, kokios išraiškingos akis. Beje, šios video sudėliojau taip, kad jie būtų nuo mano manimų prašiausio video iki geriausio video. Tai jeigu norit pamatyti geriausias video, likit su manim iki pabaigos. Sekančiam video matom porelę futuristiniai kaviniai, ko gero netgi sėdinčią kažkokioj vonioj, ar ne, su kažkokiais neaiškiais bioelementais besikeičiančiais. Vėlgi tai nufilmuoti būtų ko gero be galo sunku. Toliau turim auksinį retrieverį, kuris mėgaujasi saulute, užsidėjęs akinius. Ir, pasakykit, kodėl tai galėtų būti nedirbtinio intelekto vaizdelis. Toliau turim dar vieną šuniuką dailininką, kuris nupiešė voverę. Vėlgi atrodo, jeigu ne šepetėlis, šiek tiek kreivuliuotų, atrodytų kaip video irgi, ar ne? Ir štai paskutinis video, kurio norėjau su jumis pasidalinti, 8 video mano trumpoje apžiūroje, įsivaizduojamo miesto meno galerija ir tos galerijos apžvalga. Mano manimu pats įspūdingiausias OpenAI Sora darbas, kurį atliko beta testuotojai. Panašu į drono skrydį, kuris įskrenda tiesiai į patalpas, ko gero taip niekur pasaulyje nerasit. Tikrai atrodo gan įspūdingai. Įsilieja kai kurios detalės, susidubliuoja, bet reikėtų video stabdyti ir, žiūrėti visas klaidas. Jų yra. Aš šitą video žiūriu gal 3 ar 4 kartą, todėl galiu pastebėti, tai čia stogelis kreivuliuoja, nėra labai tvirtas.
Čia skulptūra šiek tiek juda. Taigi, ačiū OpenAI beta testuotojams, kurie internetiniai viešoje erdvėje pasidalino šiais video ir tik juos pamatęs paskubėjau pasidalinti su jumis. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančio video. Ate.